Mane pagulės į pas tave ir mūsų meilė negrįš, ir abejonių neliks, laivai svajonių. Na kągi, čia pritūrė žinios. Sveiki! Šiandien Valentino dienos žiniose matysite interviu, direktoriaus kalbą, labai mielus linkėjimus ir staigmenėlę. Sveiki, gimnazistai! Čia esu aš, vienintelis ir nepakartojamas Seržetas. Šiandien aš jums pakartosiu meilės horoskopus. Tad nieko nelaukdami, pradėkime. Taigi, mielieji gimnazistai, papasakokite, kas jums yra meilė? Meilė yra atsidavimo žmogui. Man yra virpulys, kuriuo kaip draugas pradės persiverčia 360 laipsnių kampu. Meilė tai pats geriausias jausmas. Be to, meilė yra neapibūdinama. Jos negalima. Negalima tik jausti. Avinai yra nepailstantis eksperimentuotojai. Širdyje jie yra egoistai ir pavyduoliai, todėl dauguma iš jų grįžta prie monogamiškų santykių. Beje, moteris avinai gerokai laimingesnės už vyrus, nes leidžia su viską, apie ką tik pasvajoja. Sveikas Arnoldai! Sveikas Ignai! Taigi, girdėjau, artėja Valentino diena. Kaip įsivaizduoji savo Valentino vakarą? Žiūrėsiu futbolą. Su savo Valentinu? Vienas. Tai, kaip manote, gali būti ir skaudžių Valentinų. Maladėt, greitai pulę valdą. Jupiteris bus dvynių ženkle iki birželio. Jis didins jūsų pasitikėjimą savimi, bet privers dėl meilės palikti saugią komforto zoną ir elgtis neįprastai. Paukščiam. Saturnas bus atsakingas už gana ultimatyvias situacijas, kai teks apsispręsti, ar eiti tolyn poroje, ar skirtis. Valentinas yra komercija, Valentinas yra fui. Nepirkit jūs tų gėlių visokių, šokoladų, milkų. Geriau padarykit kažką nuoširdžiai, parašykite atviruką arba laišką, romantišką laišką. Ir užteks tam Valentinui. Iš šampaną nepirkite, iš gimnazijos išmes. Uranas, svarstyklių meilės būste, lems nenuspėjimus meilės santykius. Išlikite lankstus, spontaniškai ir kūrybingai reaguokite į griūvančius pasimatymų bei kitus su meilė susijusius planus. Tai patraukia ir tiki meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinoma. Labai gerai. Aš neturiu ką pasakyti. Dabar mano meilė yra vairavimas. Sveikas, Marija. Sveiki. Žodžiu, artėja Valentino diena, tai davai, papasakok kažką apie meilę. Kas tavo nuomonė yra tikra meilė? Ar dar kažkas? Manau, meilė tarp žmonių negalima, nes žmonės yra visi antiek skirtingi, kad tiesiog jos klijuoti būtų kažkas įmanoma. Tikra meilė įmanoma tik tarp žmogaus ir gyvūno, tai šuns, katės. Nes tik, juose jie yra tie gyvūnai, kurie gali prisitaikyti. Tai vienintelis meilė galima tik tarp žmogaus ir gyvūno. Metais skorpionai aiškiau suvoks meilės ribas. Žinosite, ko norite, būsite pasirengę dėl to padaryti bet ką. Stiprybė yra seksuali. Kadangi jau artėja Valentino diena, tai pasipasakoti, jau persmeigė amūras jūsų širdis. Tarkim, tau reikia. Ar jau to reikia meilė tada? Ne? Liksi prie pietų Valentino dieną? Rytoj nedirbu, ne mano darbo diena, bet... Ai, tai turbūt su bachurėliu kur nors tam romantišką vakarą leisti. Turbūt ne. Ties. Sveiki gyvi. 4 akcentėliai. Pirmasis – visur dalyvauk.
neužtenka vien pamokų, neužtenka tik tai tos standartinės gimnazijos programos. Tu visur dalyvauk. Štai ką tik dabar žiūrėjau matulionio konkurso rezultatus. Geri, bet licėjuje mes pravom. Antras akcentas. Ar jūsų tėvai žino, kokie egzaminai, kaip dešimtokai, antrokai, mūsų vargšiukai 13 birželio laikys matematiką? Jie žino ir nieko nesako. Aš bandau šitą pagerinti toje švietimo sistemoje, bet kodėl vienas aš? Padėkite man. Trečias. Jūs žinote tualeto naudojimo taisyklę. Išeinantis turi būti švaresnis. Pataisa tokia. Išeidamas atsigręžk ir pažiūrėk. Išeidamas atsigręžk ir pažiūrėk. Gali būti, kad nustepsi ar net pasibaisėsi. Ir ketvirtasis akcentas. Pavasaris už lango. Kai rodys jau užgavinės bus praėjusios ir bus visiškai tikras pavasaris. Sveiki sulaukę. Ačiū. Gimnazijai linkėjimai Valentino dienos proga. Valentino dienos proga perduodu linkėjimus visiems abiturientams. Be to, savo karštus linkėjimus siunčia Jokūbas savo mylimai Karolinai, bei teigia, kad jų vaikas bus gerundijus. Karočią, man tai nesmagu, kad jie pora. Aš tai neturiu savo mergaitės. Aš jom visom keturiom perduodu gražiausius savo linkėjimus, perduodu jom. Pabaigai norėčiau palinkėti geros Valentino dienos ir priminti, kad kūniškais malonumais reikia mėgautis saugiai ir atsakingai. Čia buvo KTUG žinios. Naudinga, tikslinga ir informatyvi. Čia buvo KTUG žinios. Čia buvo